ir baigėsi 14 metai, reiškia 9 mėnesius savivaldybės biudžete gauta 70 628 000 litų pajamų. Didžiausią dalį sudaro dotacijos iš valstybės biudžeto 35 100 000, iš dotacijų gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti iš finansų ministerijos 9 400 000, valstybinės mokesčių inspekcijos iki spalio 1 dienos gauta 19 500 000, iš jų 17 100 000 sudaro gyventojų pajamų mokestis. Tiesiogiai valstybės biudžetą dar gauta 4 milijonai, iš jų 2 700 000 litų vietinė rinkliava už komunalinės atliekas, savivaldybės biudžetinės įstaigos iš savo veiklos gavo apie 1 600 000 litų. Palyginus savivaldybės 14 metų biudžeto pajamų surinkimą su 14 metų 13 metų atitinkamų laikotarpių džiugu, kad iš paskutinio 10-tuko tarp šalies savivaldybių pagal pajamų surinkimą šiemet pakilome į viduriuką. Tai aišku, dar metai nesibaigė, tikimės, kad pagerinsim tą rezultatą, koks dabar yra. Taip pat noriu pasidžiaugti, kad padaugėjo pajamų iš nekilnojamo turto mokesčių, pakankamai gerai renkama vietinė rinkliava iš komunalinės atliekas. Aišku, dar čia rezervų yra, dar reikia dirbti, neapleisti ir man atrodo, kad rezultatai turėtų pagerėti taip pat. Na, aišku, tas didelis skolų šleifas mus jau persekiojo ne pirmus metus. Šiais metais iki rugsėjo 1 dienos mes sumažinom beveik 1 milijonų įsiskolinimus, bet aišku, ta problema lieka. Todėl šiuo metu turbūt reikėtų atsisakyti naujų ir neįtin tokių gyvybiškai būtinų projektų be išlaidų, todėl galimas lėšas skirti skolų dengimui. Iš mūsų savivaldybės valdomų įstaigų Ukmergės Šilumai iš savivaldybės biudžeto išlaikomos įstaigos spalio 1 dienai buvo skolingos 1 100 000, čia gerbiamas meras minėjo. Tai gana dideliai įsiskolinimai, bet taip pat skolingi mes ir būtų ūkiai nemaža suma. Nuo spalio 1 dienos didinama minimali mėnesinė alga, todėl taip pat iš biudžeto dar bus pareikalauta 78 000. Aišku, tos lėšos buvo galima skirti tai skolų dengimą, tada gal, bet tai aišku, vyriausybės nutarimus reikia vykdyti. Nu ir dabar laukia tas 15 metų biudžetas, jisai dėliojasi centrinis, ten centriniam, aišku, kalbam apie pagerėjimą savivaldybių biudžetų, bet mes kiek žiūrim pragmatiškai ir vertinam, ypatingai kažkokių tai teigiamų poslinkių nenumatome. Nors aišku, norėtųsi girtis, norėtųsi tą, bet žiūrim realiai į situaciją. Tai vat... Taip, papildydamas biudžeto komiteto pirmininką, tai tiek tokia šiek tiek linksmesnė gaida norėčiau pasakyti, kad irgi Valdas labai teisingai pasakė. Džiaugtis to, ko ten negali ir sakyti, ko nebus, nereikia, bet tendencijos yra iš tikrųjų geros, iš tikrųjų situacija biudžeto gerėja, jinai tikrai neina į priešingą pusę. Tai, kad mes vis tiek sugebėjom pamažinti šitam laikotarpį skolas, tikrai esame atsiskaitę didelės sumas už paslaugas įvairiem subjektam, galima paminėti tas atliekų klausimas, kuomet buvo perimtas virš milijono lėšų, su dabar turim tik tai 1 mėnesį, tai net neįsiskolinimai nevadinam, suvaldymus. Taip, einamieji mokesčiai, atsiskaitymai statybininkam didelės skolas esam pamažinę. Šilumos tinklams, sakykime, bent jau irgi nedidėjo,
Tai, kaip sakiau, jeigu praeitais metais pasitikom 1 300 000, tai šiandien jau pasitikom 1 100 000, gerbiamas pirmininkas sakė. Tai yra tikrai tokie neblogi rezultatai. Ir biudžeto rinkimas, kad mes esam dabar irgi viduryje iš galo, tai pakilę mums finansų ministerija irgi taip transliuoja, kaip sakyti, geras žinias ir akcentuoja, kad dirbama teisinga kryptimi, teisinga linkme. 15 metų biudžetas, vėlgi mes labai esam rezervuoti ir teisingai, manau, darom, kad per daug neprisiplanuojam, neprižadam, kad jisai blizgės ir bus perteklinis, bet jis bus geresnis, šiek tiek negu 14 metų, rezervuotai geresnis. Tai, irgi to galima džiaugtis iš tikrųjų, taip kad padėtis gerėja, galbūt ne tokiais šuoliais, kaip kažkam norisi, bet geriau po truputį, negu kad greitai ir paskui staiga sustoti, sakysim. Ir 15 metų tas paskutinis ketvirtis bus mums labai karštas, stipriai dirbsim. 14 paskutinėse. Ir reiškia, svarstant biudžetą, ir manau, kad komiteto nariai, mūsų ten yra 7, ir pozicijos, dirbs pagal sąžinę, atsakingai, suprasdami visų mūsų ukmergiškių lūkesčius, ne? O ne, kai gerbiamas meras sakė, tas perteklinis politikavimas, kuris kartais iššaukia bereikalingas emocijas ir tiek, ir neproduktyvų darbą. Tai vat, dėkui. Tai prašom, Klaudija. Tai kalbant apie kaimą, aš manau, kad mūsų kaimas keičiasi ir gražėja. Ir aišku, tam įtakos turi įvairi finansinė pagalba iš įvairių fondų ir vakar kalbėjo Rolandas, kad iš tiesų tas lėšas reikia ir ateityje labai planuoti, atsižvelgus pirmiausia gyventojų poreikius ir aišku, į savivaldybės galimybės. Noriu pasakyti, kad sekančiam laikotarpiui deja kaimo plėtrai lėšos mažės. Ir už tai reikia dar atsakingiau planuoti projektus, tiesiog pasižiūrėti, kur iš kokių priemonių galima papildyti, atlikti vieną dalį, tarkime kitą dalį, kad iš tiesų būtų kompleksiškai sutvarkomi pastatai. Ir dabar kaip tai vyksta aktyvus darbas ir iš savivaldybės administracijos, ir nevyriausybinių organizacijų galimybės, čia galbūt reikėtų paminėti vietos veiklos grupę, per kurios rengiama strategija, taip pat atėjo ženkli parama ir planuojama, kad ateis sekančiam laikotarpiu, nors lyga priemoniai taip pat. Parama mažėjo 14% palyginus su praėjusiu laikotarpiu. Tai ir rengiant ir savivaldybės strategiją, ir vietos veiklos grupės strategiją, priemonės yra derinamos, kad tikrai nebūtų veiklų dubliavimo, būtų papildoma viena kita. Ir aišku, labai svarbu konsultavimas su vietos gyventojais ir ūkininkais. Tai tas irgi labai aktyviai daroma. Ir dabar kalbant apie dabartinį laikotarpį, iš tiesų per tuos 13-14 metus atėjo nemaža parama rajonui, iš kaimo plėtros programos, iš valstybės daugiabučių renovacijos programos, čia noriu paminėti Deltuvą, kur jau pradėti renovuoti, renovuojami 2 daugiabučiai, mūsų mokyklos, Veprių, Pabaisko, Želvos kaimiškos mokyklos yra renovuojamos, Taujėnų bendruomenės namai baigti. Kalbant apie kelius, noriu pasakyti, kad iš kelių plėtros programos lėšos šiek tiek didėja. Jeigu 13 metais rajonų buvo skirta kažkur apie 1 790 000 litų, tai 14 metais skaičius padidėjo iki 2 380 000 litų. Aišku, tos lėšos vis tiek nėra pakankamos ir planuojant kelių priežiūrą, tvarkymą, mes ir vietos gyventojus siūlė šitą, ir dabar savivaldybės administracija renka informaciją ir tiesiog sudarys tvarkymo eiliškumo grafiką, kad tiesiog vietos gyventojai žinotų, kada vienas ar kitas objektas bus tvarkomas, aišku, pagal finansinės galimybės. Noriu dar porą sakinių apie žemės ūkio vandentvarkos skirtas lėšas. Per šiuos 2 metus savivaldybėje buvo įgyvendinti 5 projektai.
Tai yra melioracijos statinių naudotojų asociacijų vykdyti projektai. Ir bendra šių projektų suma buvo didesnė kažkur tai 5,5 milijono litų vertės. Apie mūsų žemdirbius. Vis dėlto Lietuva yra kaimiškas regionas ir Ukmergės rajonas yra kaimiškas regionas. Mūsų rajone vidutinis ūkio dydis yra 7-8 hektarai. Tai yra vyrauja smulkus ūkininkai ir labai tokia liūdna tendencija yra ūkio mažėjimas. Jeigu 2010 metais mūsų rajone buvo registruota 3929 ūkiai, tai 2014 metais registruota 3360 ūkių. Tai yra paskutiniais metais parama žemdirbiams, aš manau, vis dėlto buvo daugiau orientuota į stambius ūkius. Seimo kaimo reikalų komitete dirba ir mūsų ukmergiškis Seimo narys Kazys Grybauskas, su kuriuo taip pat intensyviai dirbame ir vis dėlto siunčiame tokią žinią, kad reikia daugiau orientuotis į smulkius ūkius, į šeimos ūkius. Ir manau, kad galbūt ta tendencija po truputėlį ryškės, galvojant apie paramą žemdirbiams jau sekančiam laikotarpį, apie išmokas, nes aš manau, tai turėtų būti prioritetas. Smulkus ūkiai, kurie yra ir mūsų rajone taip pat. Ir taip pat noriu pakviesti mūsų žemdirbius, smulkiuosius žemdirbius vienytis į savo savivaldos institucijas, į asociacijas, nes iš tiesų, kad pasiekti savo tikslų, žmonės turi būti pilietiškai aktyvūs. Ir tai būtų, manau, ir savivaldybės stiprus partneriai ir ateityje, kad išgirstų jų balsą, jų pageidavimus, tai yra labai svarbu. Ir kaip vieną iš tokių iniciatyvų noriu paminėti pavasarį Lietuvoje vykusi pirmąjį kaimo parlamentą, kur dalyvavo ir savivaldybės atstovai. Toje delegacijoje buvo ir savivaldybės atstovai, ir žemdirbių atstovai, ir mūsų nevyriausybinių organizacijų bendruomenių atstovai. Ir Kaune susirinkęs tikrai gausus būrys kaimiškų vietovių atstovų kėlė problemas, kurios aktualios visai Lietuvai, Ukmergės rajonui tame tarpe. Aišku, tas parlamentas, jo kaip ir tokie rezultatai, išdava to parlamento yra labai ilgas darbas.